gruodis, pirmasis sniegas, o mano rankose natūralus puikus pomidoriukas. Esu Kietaviškėse ir žinau jų pomidoriukus, tai yra labai skanu ir puiku. Pasivaikščiokime, pažiūrėkime, kaipgi jie auga. Mes pasėjame sėklytes į savo nuolatinį auginimo vietą, išauga mažas daigelis ir jis auga, kol užauga iki pat viršaus. Ateina laikas, pradeda žydėti, užsimezga pomidoriukai, jie prinoksta, mes juos nuskinam ir atiduodam visiems skaniai skanauti. Kaip jis auga, tai jį reikia turbūt laistyti? Būtinai. Tai ką jūs į tą kiekvieną dėželę čia pilate vandenį? Ne, yra laistymo sistema, augalas yra paliejamas kompiuterizuotai ir augalai yra maitinami ir taip prižiūrimi. Nes be šito augalas niekaip neišgyvena. O temperatūra kokia turi būti visą laiką pastovi, speciali? Temperatūra priklauso nuo to, kokioje augimo stadijoje yra augalas. Kai augalas mažesnis, jam duodam truputį didesnę temperatūrą, aukštesnę, taip laikom optimaliai apie 24 laipsnius. Dabar, kai augalas yra jau didelis, duoda jau derlių, laikom taip apie 22 laipsnius. Rasa, prancūzai dar sako, kad pomidorai auga tik saulėje, o raudonuoja iš meilės. Kas svarbiausia, kad jie užaugtų? Svarbiausia, žinoma, yra saulė. Be saulutės, be šviesos mes neturėtumėm tokių skanių, ryškių, gražių pomidorų. Bet Rasa, šiltnamį saulės tai nėra, čia aš matau uždengtas lubas. Bet pažiūrėkit, kiek daug šviečia gražių spalvotų lempų, kurios tikrai atstoja saulę ir tai pomidorai suteikia labai natūralų, skanų ir saldų skonį. Kvėpuoju ir jie kvepia, kaip pas mano močiutę. Kaip jūs tuos kvapus čia įdedate? Tai yra natūralu, vyteni, tokie yra pomidorai. Kiekvienas pomidoras, kiekviena veislė, žinoma, turi savo specifinį net kvapą. Net galima net ir pajausti, dirbant su augalais. Bet tarkim, palietus vieną veislės augalą lapas kvepės silpniau, kitos veislės augalo lapą palietus visi turėtų aštresnį specifinį kvapą. Rasa, aš mačiau ten daug pavadinimų. Įvairių tų veislių čia yra pas jūs. Taip, šiais metais, šią žiemą auginam net 5 veislės pomidorų. Ir viena iš jų yra šiuo metu saldaininiai. Saldaininiai? Taip. Galima nusiskinti? Žinoma, paragaukit. Ir kaip? Puiku, saldaininiai. Saldaininiai. Tai kiek čia metrų, kiek jie gali aukščiausia užaugti? Pomidoro stiebas per visą savo augimo laikotarpį gali užaugti taip 19-20 metrų. Čia taip aukštai tie žiedai. Taip, šitie patys pirmieji žiedai, kurie tik pradeda skleistis, visą laiką būna viršūnėje. Ir čia yra atliekamas pagrindinis kamanių darbas, kurios aplanko kiekvieną žiedelį, kad paskui užsimegztų gražus, sultingas pomidoriukas. Rasa, tai kiek jūs tų kamanių turite turėti, kad jos apskraidytų šitokius plotus? Na, šiuo metu šitame plote turime maždaug 15 kamanių šeimų, kai šeimos sudaro apie 50-60 kamanių. Šį kartelį tiek. Pasimatysime antroje dalyje neužilgo. Iki.